Neseniai mūsų kanale kalbėjome apie hibridinių automobilių privalumus ir automobilių gausą turinčią šią sistemą. Lengvieji hibridai yra tarsi tarpinė stotelė tarp vidaus degimo variklio ir iš tinklo įkraunamo hibrido. Šiandien pakalbėsime apie įkraunamus hibridus. Tai automobiliai esantis arčiau elektromobilių, tačiau vis dar turintis vidaus degimo širdį. Taigi, kuogi skiriasi įkraunami hibridai nuo įprastų hibridų? Pirmiausia, akumuliatoriaus dydžių. Paprasti hibridai turės mažesnę 1–2 kWh bateriją. Tuo tarpu įkraunami hibridai turės jau didesnę 10–18 kWh bateriją. Įkrovimas iš tinklo hibridiniuose modeliuose nėra galimas. Paprasti hibridai įsikrauna automatiškai, stabdant arba važiuojant. Tuo tarpu įkraunamieji hibridai gali būti kraunami namuose iš įprasto elektros lizdo, namų stotelėse arba viešose įkrovimo stotelėse. Įkraunamų hibridų baterijos taip pat gali būti įkraunamos regeneracijos būdu, rietant arba stabdant. Su paprastais hibridais galėsite nuvažiuoti 1–2 km vien elektra. Tuo tarpu su įkraunamais hibridais dėka didesnių baterijų galėsite nuvažiuoti nuo 40 iki 90 km. Taigi elektros režimu galėsite lengvai judėti ne tik kamščiuose, bet ir didesniais greičiais užmiesčio kelionėse. Važiuojant paprastų hibridų, kuro sąnaudos bus gerokai mažesnės nei važiuojant benzinu arba dyzelinu, ypač jeigu jūsų kelionės dažniausiai yra mieste, kur daugiau kamščių. Tuo tarpu kuro sąnaudos važiuojant įkraunamų hibridų gali būti juokingai mažos, nes didžiąją kelio dalį galėsite įveikti vien elektra. Automatiškai sumažės ir CO2 emisija. Didžiausias įkraunamų hibridų pliusas yra kuro taupimas. Gyvenant Lietuvoje nereikia įveikti didelių atstumų. Taigi, važiuojant nuo namų iki darbo greičiausiai nereikės įveikti 100 km, tad tą kelią galėsite įveikti vien elektra. Taip pat įkraunami hibridai yra draugiški gamtai, nes išskiria mažesnį CO2 kiekį. Tokiu būdu galėsite lengviau įvažiuoti į griežtas emisijos miesto zonas. Reikia nepamiršti ir vidaus degimo variklio. Jeigu baterija išsikraus, nereikės sukti galvos dėl pakrovimo stotelių. Juridiniai ir fiziniai asmenys perkantis įkraunamą hibridą arba elektromobilį iki 50 000 eurų su PVM gali tikėtis 21% lengvatos atskaitos. Opel siūlo 2 įkraunamų hibridų pasirinkimus – Astra ir Grandland. Astra greičiausiai jums jau yra pažįstamas vardas. Tai miesto hatchbackas arba universalas turintis 12,4 kWh bateriją. Šie modeliai gali būti dviejų galingumų – 180 ir 225 arklio galių. Galingesnė versija iki 100 km/h įsibėgės per 7,5 sekundės. Esant pilnai įkrautai baterijai, galima tikėtis 1,200 km kuro sąnaudų. Vien elektra nuvažiuosite apie 60 km, Opel Astra iš tiesų yra puikus pasirinkimas tiek miesto, tiek ilgesnėms kelionėms. O jeigu jūsų širdis linksta arčiau crossoverių, Opel Grandland tikrai patrauks jūsų dėmesį. Šis automobilis jau turės didesnę 17,9 kWh bateriją, jis išvystys 194 arklio galias, o esant pilnai įkrautai baterijai galėsite tikėtis 1 litro 100 km kuro sąnaudų. Pagal WLTP skaičiavimus, vien elektra galėsite šiuo automobiliu įveikti 87 km. Dėl naujos platformos šio įkraunamo hibridinio modelio bagažinės tūris nesumažėjo. Jis išliko toks pat kaip ir hibridinio modelio – 550 litrų. Citroenas taip pat gali pasiūlyti kelis įkraunamų hibridų modelius. Mėgstantiems visureigius Citroenas gali pasiūlyti C5 Aircross modelį. Jis turės 13,2 kWh bateriją, 225 arklio galias. Vien elektra galėsite nuvažiuoti apie 55 km, o iš įprasto elektros lizdo pilnai bateriją įkrausite per 7 valandas. Tai erdvus visureigis. Bagažinės talpa 460 litrų, viduje rasite minkštas sėdynes, o vairuojant pajusite aktyvios pakabos darbą. Jeigu norite kažko labiau stilingo ir išskirtinio, tuomet Citroen C5X bus būtent tai.
Iš techninės pusės jie yra tokie patys, baterija ir variklis vienodi, tačiau dizainas yra daugiau aerodinamiškas, o tai leis nuvažiuoti didesnį atstumą vien elektra. Taigi Citroen C5X yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori apjungti modernų dizainą, komfortą ir pažangias technologijas. Alfa Romeo visuomet buvo gražūs ir smagus vairuoti automobiliai, tačiau nuo šiol jie taip pat ir ekologiški. Tonale modelis priekyje turės 1,3 litrų turbo benzininį variklį, o gale elektrinį. Tai bus 4 ratais varomas visureigis, turintis 15,5 kWh bateriją. Mieste vien elektra nuvažiuosite apie 60 km, o iki 100 km/h įsibėgėsite per 6,2 sekundės. Tai puikus pavyzdys, kaip sportiškumas, efektyvumas ir elegancija gali būti viename. Važiavimas vien elektra yra ne tik ekologiškas, bet ir tylus. O kai galima įveikti apie 50 km vien elektra, tai kelionės gamtoje tampa tarsi savaitgalio terapija. Jeep siūlo 3 modelius, kurie turi įkraunamo hibrido sistemas. Jeep Compass yra vienas mažesniųjų Jeep modelių. Jis turės atitinkamai ir mažesnę bateriją – 11,4 kWh. Tai iš tiesų kompaktiškas automobilis, kuris bus puikus pasirinkimas tiek miesto kelionėse, tiek savaitgalio išvykose. Naujasis didysis Jeep Grand Cherokee turės jau didesnę 17,3 kWh bateriją. Tai iš tiesų prabangus automobilis, su kuriuo bus malonu važiuoti ne tik greitkeliuose, bet ir sudėtingesnėse bekelės ruožuose. Reikia paminėti, kad vien elektra jisai nuvažiuos apie 50 km. Na, o mėgstančius maksimalius bekelės iššūkius Jeep Wrangler sužavės savo bekelės galimybėmis ir elektrinio variklio privalumais. Mieste mažesnės kuro sąnaudos, o gamtoje tyla ir momentinis sukimo momentas įveikiant sudėtingas bekelės užduotis. Peugeot turės kone plačiausią pasirinkimą iš įkraunamų hibridų. Nuo kompaktiškų hatchbackų iki 7 vietų visureigių. Štai šis Peugeot 308 gali būti tiek hatchbacko, tiek universalo kėbulo. Su juo vien elektra nuvažiuosite apie 60 km, jo baterijos talpa yra 12,4 kWh, na, o su 1,6 litrų turbo benzininiu varikliu išvystys 180 arba 225 arklio galias. Jeigu norisi daugiau galios, Peugeot gamoje yra itin karštas Peugeot 508 modelis. Sportiškoji jo versija yra patobulinta Peugeot Sport Engineered departamento. Bendrai išvystantis 360 arklio galių, 520 N sukimo momentą, iki 100 km/h greitį pasieks per 5,2 sekundės. O esant pilnai įkrautai baterijai, kuro sąnaudos sieks tik 1,8 litrus 100 km. Gera žinia tokia, kad jeigu nesate sportiškų automobilių gerbėjai, galite rinktis ir įprastą Peugeot 508 sedano arba universalo kėbulo. Elektrą įveiksite iki 60 km, o esant pilnai įkrautai baterijai, galima tikėtis 1,5 litrų 100 km kuro sąnaudų. Neseniai pristatytas Peugeot 408 yra modernus fastback, apjungiantis kupė, hatchbacko ir visureigio elementus. Tai naujos platformos automobilis, kuris turės 12,4 kWh bateriją, o vien elektra galėsite įveikti iki 64 km. Lyginant su Citroen C5X, Peugeot 408 yra labiau orientuotas į sportiškumą. Tad su juo bus malonu važiuoti ir nelygiu keliu, nes jisai turi aukštą pakabą. Įkraunamus hibridus siūlo ir 3008 bei 5008 Peugeot modeliai. Tai naujausi Peugeot automobiliai. Iš išorės jie tapo labiau minimalistiniai, o viduje vyrauja lengvumas ir patogumas. Itin patogios sėdynės ir tarsi ore sklandantis ekranas. Šie modeliai yra antroji įkraunamų hibridų karta su atnaujinta hibridinė technologija, didesnėmis baterijomis ir nauja 7 laipsnių 2 sankabų pavarų dėže. Su įkraunamu 5008 modeliu vien elektra nuvažiuosite iki 82 km. Taigi, kaip matote, įkraunamų hibridų pasirinkimas išties platus. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie svarsto apie elektromobilį ir norėtų patirti jo privalumus,
tačiau vis dar nenori būti priklausomi vien prie įkrovimo stotelių. Stella Auto siūlo išties platų įkraunamų hibridų pasirinkimą, tad nesvarbu, kokie jūsų pomėgiai ir poreikiai, išsirinksite sau tinkamą.